Atvykę į Žemės gelmių informacijos centrą, jūs galite sužinoti, kokių smėlio spalvų, rūšių yra ir galima sutikti atrasti Lietuvoje. Tai dažniausiai smėlį įsivaizduojame kaip paprastos, gelsvos spalvos smėlį, kurisai randamas, kur visą laiką randamas smėlis? Pajūryje. Pajūryje smėliukas būna tos pačios natūralios geltonos, šviesiai geltonos spalvos, va kaip šitas. Tačiau visokiausių spalvų Lietuvoje smėlio randama. Tai būna ir geltonas, ir baltas, ir žalsvas, ir netgi žalias smėlis, ir rudas smėlis, ir violetinis smėlis. Tų spalvų yra labai daug. Kas tas smėlis yra? Smėlis yra agregatinė tokia būsena, kur tai priklauso nuo dalelių dydžio. Dalelių dydis yra nuo 2 mm ir smulkesnių iki 0,63 mm skersmens. Taip standartiškai, moksliškai apibūdina smėlį mokslininkai. Patys gyventojai net neužsiduoda tokio klausimo, kas yra smėlis. Jie nuo pat savo gyvenimo žino ir susiduria su smėliu. Smėlio dėžėse žaidžia vaikai, dar kažkur tai. Tos smėlis gali būti panaudojamas įvairiai. Iš jo jisai gali būti naudojamas kaip pramogai, gali būti naudojamas statybose, kas dažniausiai ir yra gaminant betono mišinius, dar kitas statybinės medžiagas, apdailai. Taip pat iš smėlio gaminamas ir stiklas ir kiti naudingi dalykai. Atvykę į Žemės gelmių informacijos centrą, jūs sužinosite ne tik tai apie smėlį, bet ir apie kirmėlių takus, kvailių auksą, kitas įdomybės.